žaidėjai, tai jaunesni irgi daro, rodo tos ženklus į venas, į rankas, į riešus ir visur kitur. Tai matom tas pasitikėjimas grįžęs, o čia Ąžuolas Tubelis lygiai tuo pačiu. Stiprus fiziškas žaidėjas, tikrai gali prieš Ryto mažesnių žaidėjus pažaisti nugarą, ką ir dabar matėm. Metimas taip nebuvo iš lengviausių, bet jis tuo savugu pasinaudojo. Čia metimo pataikyti nepavyksta. Ardžiai Kaulas. Tubelis iš po krepšio. Utena pražangų nebeturi. Ryto puolimo stabdyti nebegali ir Rytas tuo naudojasi bei persveria rezultatą. Bet aš nesutinku, Martynai, nes nuo 24 iki 23 aš tik sakau tau, kaip yra, kaip teisėjai skaičiuoja. Tu gali nesutikti, aš tik sakau, yra taisyklės kūrė, bet nesu manim. Tikrai ne. Čia greitoja ataka Radzevičius, Tubeliui, lengvi taškai. Stoja su Kremliu, kuri Kremlis išrašo bloką, įspūdingas gynybinis epizodas. Gesino ir tiesiog užčiaupė dar neprasižiojus į Dominyką Gryną, čia Ivanas Greipsas. Grynas turi erdvės, meta labai jau netiksliai. Ir dar kartą Ąžuolas Tubelis, greitas puolimas.